Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums naujieną iš Kvernaland žemės dirbimo gamos. Tai yra diskinis skutika 12 m darbinio pločio Kvernaland Qualidisk Pro. Šis diskinis skutikas gali turėti skirtingą prikabinimą, tai kaip pavyzdys gali būti kabinamas ant šlaunų, taip pat ant kilpos, pasirinktinai nuo kategorijos. Toliau sekančiai turime cilindrą ant prikabinimo sijos. Prikabinimo sija taip pat gali turėti ilgesnį arba trumpesnį variantą. Čia vėlgi žiūrint tai, su kokiu mes traktoriu dirbame. Taip pat ir cilindras. Cilindras skirtas tuomet, kada naudojama yra prikabinimo kilpa ir taip pat padidina jinai kopijavimą. Sekančiai skutikas yra sudarytas iš 4 sekcijų skirtingų. Jose yra triminiai ratai, volas ir kiekviena šita sekcija turi savo kopijavimą ir savo spaudimą į žemę. Tai kas yra svarbu, tai pasirinktas tinkamas slėgis. Mes turime 4 sekcijas ir kaip pavyzdys šoninės sekcijas mes naudojame vieną spaudimą į žemę, padidintą kopijavimą, o viduriniai yra naudojamas kitas spaudimas. Tokiu būdu mes turime 12 m skutiką, bet iš tikrųjų tai būtų 4 skutikai po 3 metrus su savo spaudimu į žemę ir padidinto kopijavimo. Todėl, kad ir esant nelygumams, mes puikiausiai prisitaikysime prie dirvos paviršiaus. Taip pat skutikos sulankstymas. Skutikas susilanksto į sekcijas, šoninis susiverčia į vidurį ir paskui viskas į vieną viršų kyla. Galiniai ratai transporto metu nusileidžiant, jų važiuojama, o darbo metu jie yra suverčiama į skutiko vidurį. Tokiu būdu mes svorio centrą pritraukiam ant šių vidurių ir duodame tolygų spaudimą pačiam ir svorio pasiskirtimą per patį skutiką. Kaip ir prieš tai minėjau, ratai. Tai turime ratus besisukančius aplink savo ašį, galinčius pasiduoti darant posūkius ar apsisukinėjant galų laukėse. Jie sujungti hidrauliniais cilindrais, tuomet iškeliamas skutikas, jeigu tai kalbama apie apsisukinėjimą. Ratų diametras didelis, tam, kad jeigu dirbame lengvesnėse žemėse arba kaip pavyzdys durpėse, tam, kad jie nesėstų, o ant jų būtų pilnai važiuojama, turėtų didelę atramą. Ir jie yra 4, kiekvienai savo sekcijai, kuri turi atraminį ratą. Taip pat, kalbant apie gylio nustatymus, tai turbūt vienas paprastesnių gylio nustatymų, išlipus iš traktoriaus kabinos mes prieiname, kurioje yra padalas, mes atsukame, nustatome savo norimą darbinį gylį, tai nustatomas tada priekiniams ratams ir sekančiai prie volo mes turėsime lygiai tokią patį skalę ir nustatysime darbinį gylį jau būtent volą. Tai mums nereikia vaikščioti, nereikia žiūrėti klipsų kiekvienam volui. Mes turime 2 taškus, todėl tas pats gylio pakeitimas yra pakankamai paprastas ir greitas, bei tokiu būdu mes galim puikiausiai prisitaikyti prie darbo sąlygų arba prie norimo gylio. Kalbant aplamai apie Kvernaland diskinius skutikus, svarbu paminėti jų diskus, būtent kurie turi kūgio formą. Ką tai duoda? Tai kaip pavyzdys mes, kad ir disko diametrui dylant ar mažėjant jam, visada turėsime pastovų ir vienodą atakos kampą. Ir taip pat kiekvienas diskas turi savo guminio amortizatorių apsaugą, montuojamas individualiai ant laikiklio, todėl turime šitoj vietoj padidintą kopijavimą, jeigu tai, tarkim, sutiksime akmenis ar kitas kliūtis. Kol diskinis skutikas yra naujas, turim 60 cm skersmens diską, yra visi šitie klipsai sudėti. Mažėjant diametrui mes juos po truputį išiminėjam pagal lentelės nurodymus. Ir pats žemiausias, tai gali būti 42,5 cm disko diametras, tuomet išėmus jau dirbama visus klipsus ir tada mes gausime vis tiek vienodą įsigilinimo kampą, vienodą maišymą ir vienodą pakirtimą. Tai vadinasi 17,5 cm, kol diametras sumažėja, mes pilnai galime naudoti šį skutiką ir kas reiškia, mums reikės ne taip dažnai keisti jo dirbimo diskus, kas lemia, aišku, natūralu ir sekančius kaštus. Svarbu paminėti taip pat ir netarnaujančius guolius, kurie turi 5 labirintų sandariklį, tai vadinama sandariklį, kuris neleidžia patekti jokioms žemėms į vidų, dėl to tas būtent skutiko tarnavimo laikas ir pačios guoliavietės išlieka daug ilgesnis.
Kalbant apie volus, yra galimybė rinktis būtent tokį dvigubą profilio volą. Tai yra viena populiariausių šiuo metu tarp ūkininkų ir parduodamų Lietuvoje. Ir taip pat galima rinktis dar iš Kernagio gaminamą tokį žiedinį volą, kuris būtent skirtas sunkesniems žemėms, sunkesniems darbo sąlygoms. Tai dar kalbant apie volus, tai mes turime sekcijomis suskirstytus juos, tai turime 4 sekcijas po 3 metrus. Tai ką tai duoda, tai tie galvūkiai apsisukinėjant mes turime mažesnės apkrovas kruopščioms guliavietėms ir volus, kurie padeda sukopijuoti jau patį žemės paviršių. Kalbant apie diską, svarbus yra ne tik jo atakos kampas, bet ir iškarpimas. Būtent turime šitokį mažą jo iškarpimą. Ką tai duoda? Tai galimybė dirbti tiek sekliai, tai pradėkime nuo kokių 3-4 cm iki gilaus, tai iki 15 cm darbinio gylio. Ir būtent toks mažas iškarpimas tai leidžia pasiekti tokį mažesnį darbinį gylį. Jeigu tai šnekama apie pabirų daiginimą, mes pilnai galime dirbti 3-4 cm gylyje ir turėti tolygų dirbimą. Nes kuo didesni iškarpimai, tuo mes turėsime netolygų pagrindą. Jeigu pavyzdys brauktume purų paviršių, purę žemę, jau matytume bangas. Esant tokiems mažesnėms iškarpimui, mes turėsime lygesnį paviršių. Tai natūralu ir sekantiems darbams turės įtakos. Tai kaip ir galima matyti, nubraukus įdirbtą jau paviršinį sluoksnį, mes turime tikrai lygų pagrindą be didelių bangų. Ką kiti skutikai daro esant dideliems jų iškarpimai ir žinoma, tuomet jie nėra kūgio formos. Darbinis greitis šio būtent skutiko yra iki 18 km/h, o pačiose galvūkėse mes apsisukinėjame iškeldami skutiko. Tai pats apsisukimas vyksta tiek ant galinio volų, tiek ant priekinių ratų. Mums nereikia nuleidinėti važiuoklės, gaišti laiko. Tai turime greitą apsisukimą, turime didelį darbinį greitį, ir kas leidžia mums pasiekti, esant tikrai didesniems laukams, ir 15 hektarų valandinį našumą. Tai toks skutikas dideliam ūkiui tikrai per dieną gali padaryti ir kaip pavyzdys 150 ir daugiau hektarų skutimų.